Šiandien sparčiai tobulėjančios technologijos leidžia greitai, lengvai ir kokybiškai įgyvendinti kūrybinius sumanymus. Tačiau tuo pačiu ypač svarbus tampa menininkų išsilavinimas, mąstymas, kūrybiškumas. Ir būtent tai siūlo Naujųjų medijų meno studijos Vytauto Didžiojo universitete. Naujųjų medijų meno studijos menų fakultete Vytauto Didžiojo universitete yra pakankamai unikalios. Jos supažindina studentus su šiuolaikinėm medijom, medijų raiškos galimybėm ir suteikia tikrai pakankamai daug žinių, ir teorinių, ir praktinių, ir išmoko tas žinias taikyti savo būsimoji menininko karjerai. Bakalauro studijos matau, kad daugeliui yra labai tikslingos ir tikrai labai naudingos ir matyt padedančios kažką atrasti savyje ar padaryti kažkokius sprendimus. Daug dėmesio skiriam Lietuvos fotografijai. Lietuvos fotografijos klasikams, tai tradicinė humanistinė Lietuvos fotografija, kuri garsi pasaulyje. Ir taip pat Lietuvos šiuolaikinė fotografija, šiuolaikiniams autoriams, jauniems, kurie kūrė įvairius projektus atspindinčius mūsų šių dienų aktualijas. Garsas yra svarbus elementas medijose. Ir čia studentai gali su profesionalia įranga patys ieškoti sprendimų, garsą įrašyti, redaguoti ir įvairiai komponuoti arba bendradarbiauti su kolegomis iš kitų programų. Bet svarbiausia, kad jie turi tam visas galimybės menų fakultete atlikti profesionaliai ir ieškoti tų atsakymų savo darbuose. Kiek daug ko studentai gali naudotis, tai čia, manau, yra didelis pliusas šitom studijom. Kita gera priežastis čia studijuoti yra tai, jog studijų metu jūs atrasite savo draugų ratą, susikursite savo socialinę aplinką. Ir mūsų menų fakulteto studentai iš tiesų turi labai geras sąlygas išvykti studijuoti arba atlikti praktiką užsienyje. Reikia tik tai apsispręsti. Reikia noro ir apsisprendimo, kur ir kokiam laikui jūs norėsite išvykti. Svarbu pažymėti, kad dėstantis menininkai, teoretikai, jie yra savo lauko profesionalai, gali patarti ne tik kaip kurti unikalią savitą raišką, kaip taikyti technologijas, bet taip pat kaip planuoti, numatyti ir įgyvendinti savo menininko karjerą. Vytauto Didžiojo universiteto Naujųjų medijų meno studijų programa mane užaugino ne tik kaip žmogų, bet ir kaip kūrėją. Tarptautiniai dėstytojai supažindino ne tik su Lietuvos, bet ir su tarptautiniu šiuolaikinio meno pasauliu, o šios patirtis man toliau leidžia augti kaip kūrėjui. Šios studijos yra labai įvairiapusės. Jose gali išmokti video meno, grafinio dizaino, trimatės grafikos ir fotografijos. Man tai buvo atradimas. Vytauto Didžiojo universiteto menų galerija 101 organizuoja profesionalių menininkų, dėstytojų ir studentų darbų parodas. Studentai turi galimybę organizuoti individualias parodas ir eksponuoti savo diplominius darbus. Reikia pasakyti, kad aišku yra suteikiama ir prodiusavimo žinių. Kitaip sakant, jei studentas jam artimesnė širdžiai yra komercinio meno sfera, jis gali ateityje realizuotis joje taip pat. Mes džiaugiamės, kad mūsų absolventai ar netgi studentai dirba prie įvairių profesionalių projektų ir mes galime pamatyti jų darbus, pavyzdžiui, muzikos klipuose, filmuose ar interaktyviuose įvairiuose pasirodymuose, instaliacijose. Taigi, svarbiausia yra kūrybinė mintis ir veržlumas ir mes skatiname kiekvieną iš jų ieškoti kūrybinių atsakymų savo gyvenime. Aš tikrai manau, kad tos Naujųjų medijų meno studijos yra toks gana ryškus, poslinkis formuojant būsimąją mūsų, šiuolaikinio meno kartą ir ta įžanga ir įvadas, kurį gauna būtent šitame fakultete studentams yra tikrai tenkintinas ir yra profesionalus ir viskas čia gerai atliekama.